Tautvydai, svarbi pergalė namuose siekiant to pirmojo aštuoneto, tai kokios tavo mintys apie rungtynes visų pirma? Tai mintys geros, čia mums dabar, jeigu norim patekti, kad nuo mūsų viskas priklausytų, tai reikia laimėti dar ir likusias rungtynės. Tai tam ir išėjom, kad pasimtume tą pirmąjį tašką, o sekančio taško reikės kitą šeštadienį po savaitės. Trečias kėlinys buvo toks, po pertraukos buvo lygų, Tvaržoj geriau pradėjo trečią kėlinį. Kaip manai, kas toj trečio kėlinio pradžioje nesusiklosti ir kas paskui leido tas rungtynes perlaužti? Aš tai manau, kad leido perlaužti, kad pakeitėm gynybą, pradėjom keistis 1-5, treneris sumažino sudėtį komandos ir manau to pasiekoje mes ir perlaužėme tas rungtynės. Dabar turit ir daugiau tų sveikų žaidėjų palyginus su kiek anksčiau prieš naujus metus. Ar geriau tas visas treniruočių procesas atrodo? Jo, šiaip dabar sportuojam 15 žmonių būna, tai net super daug atrodo, kai buvom pripratę prie 6 sveikų, čia prieš porą mėnesių, kai buvo ta situacija pas mus. O šiaip tai jo, matom, kad ta rotacija yra gili, o šiandien Vytas negavo žaidimo laiko visai, tai nežinau, šiaip treneris sprendžia, matyt, kas jam geriau tinka ir nežinau, kitose rungtynėse gal kitas kažkas nežais, bus matyt. Bet treneriui, manau, ir iš vienos pusės ir geriau turėti tiek žmonių, bet aišku, jam galvos skausmas, ką išleisti į aikštelę. Toks sunkus sezonas, banguotas sezonas, visai komandai pats esi jos kapitonas, tai ar šis sezonas ir tau yra toks sunkesnis, galbūt daugiau tenka pabendrauti ir su komandos žaidėjais ir juos motyvuoti ir galbūt dar tas kitas kapitono pareigas atlikti? Ne, nepasakyčiau, kolektyvas pas mus geras, kažkaip ten to kažkokio tai žodžio tikrai nereikėjo pasakyti, visi supranta, kur esame, nežinau, ta situacija tokia buvo, kad tiesiog labai nesėkminga ta sezono atkarpa, pradžia to sezono, kur daug žmonių gavo traumas, o kas liečia mane, nežinau, dabar po tos traumos irgi atsigauna, atrodo, ta trauma tokia irgi nebuvo labai iš maloniausių, bet dar kažkiek reikia to laiko ir nežinau, ateityje manau bus dar geriau. Pats neseniai tapai NKL rekordininku, buvai sužaidęs 450 rungtynių, dabar jų yra dar daugiau. Tai kaip šitas pasiekimas patį tenkina ir, ką žinau, galbūt ar daug sveikinimų sulaukiai? Tai sveikinimų sulaukiau, bet galėjo būti ir dar daugiau tų rungtynių, o iš tikrųjų tai nežinau, dabar yra rungtynių titulas tas, kaip pasakyti, ne titulas, daugiausiai sužaidęs tų rungtynių, o šiaip aš norėčiau, kad padaryti titulų rekordą, kaip pasakyti, NKL čempionų. Žinau, aš čia turiu 4, nežinau, kas dar turi, gal panašiai tiek pat, tai norėčiau aplenkti ir tuos. Tai tos rungtynės, kaip rungtynės, ko. Jau sakiau aš prieš tai interviu, kad vadinasi sensta jau kažkiek. Bet, nežinau, dar tikslas galbūt dar pusę tiek sužaisti. Šiaip tai sakau, svarbiau laimėti dar 5 titulą, 6 per tuos, kiek šitų metų dar liko. Ir aišku, išeiti į tą aukštę, ne man jau gal neišeiti, bet kad komanda bent jau išeitų anksčiau ar vėliau. Tai tikslas su Mantinga sužaisti LKL rungtynės? Mano asmeniškai ne, bet kad ateities kartom galbūt gal tą kelialapį iškovosim ir nežinau. Bet aišku, čia nežaisim.